Ar tu internetas, nes norėčiau tave išnaršyti. Pasikeičiau merginą į namus, jinai pabėgo. Labas, čia Certified Crush ir mes per 60 sekundžių patikrinsim, ar šitas kandidatas yra for relationship ar labiau situationship. Labas. Sveiki. Koks tavo vardas? Mykolas. Ką veiki gyvenime? Studijuoju ekonomiką. Ir kaip tu tą ekonomiką? Gerai, visai nieko. Kada paskutinį kartą buvai pasimatymę? Sunkiai. Prieš savaitę turbūt. Kaip sekėsi? Visai linksma buvo. Ką veikėt? Buvom Dontonio. Žinot, restoranas Dontonio. Kaip toliau? Gavau tik bučkį gaila, bet viskas gerai. Tai kaip suprantu, užsidarė tas pasimatymas, ne? Taip, rytoj eisimo susitikti. Oi, bet tai neužsidarė. Žiauriausias pasimatymas, kokiam esi buvęs. Turbūt pasimatymas pasikeičiau merginą į namus, jinai pabėgo. Kodėl pabėgo? Įsigando gal tiesiog manęs. Koks tavo tipažas? Šiaip man patinka tokios moterys su svoriu. Plaukai gali iki čia kažkur, tinka ir dažyti. Ar turi savo tradicinį kažkokį pick-up line? Taip, ar tu internetas, nes norėčiau tave išnaršyti. Ir kaip paprastai reaguoja į tavo pick-up Labai line? teigiamai. Sako, taip, aš internetas? Taip, maždaug taip ir būna. Per kur ieškai savo potencialių kandidačių? Vatinu, tikrai daug potencialo yra šitame mieste. Nebijau užkalbinti. Ar yra vietų, kur geriausiai kimba? Visur, visai. Kas kitame žmoguje tau labai nepatiktų ir negalėtum toleruoti? Jo, gal red flagas, kai nesportuoja. Patinka sportuojančios moteris. Tokios gal ir prie masės, bet sportuojančios. O green flagai? Kai gamina maistą labai skaniai.